Sveiki, šią pamoką susipažinsime su spausdinimo procedūromis ar tiesiog aptarsime dar nežinomas. Taigi jos būtų print, printline ir printf. Na, visų pirma, turbūt geriausiai žinote spausdinimo procedūrą Systemout printline, nes aš ją visada naudojau. Ir tiesiog dabar įrašykime, kad atspausdintų vienetą. Tačiau yra dar viena spausdinimo procedūra Systemout print. Įrašykime, tarkim, kad atspausdintų dvejetą. Na, dabar galiu ką pasakyti, kad print ir printline skiriasi tuo, kad spausdinimo procedūra printline atspausdinusi tarp skliaustelių įrašytą reikšmę skirtuką perkelia į kitą eilutę tarsi ir sekantis kintamasis rašomas dėl to kitoje eilutėje. Na, gal tiesiog sukurkime daugiau spausdinimo sakinių ir tikiuosi bus aiškiau. Na ir dabar tiesiog paleidžiame programą. Ir štai atspausdino 1 ir sekančioje eilutėje 2, 3, 4. Taip yra todėl, kad vienetas spausdinamas procedūra printline. Ir kaip jau sakiau, printline atspausdindama tarp skliaustelių esančią reikšmę skirtuką perkelia į kitą eilutę. Todėl sekanti reikšmė 2 spausdinama kitoje eilutėje, o kadangi prie reikšmės 2 nėra prirašyta line, todėl sekančios reikšmės, ta prasme 3, 4 spausdinamos toje pačioje eilutėje. Na, tiesiog dabar pabandykime čia prirašyti printline ir pažiūrėkime, kaip dėl to pasikeičia nešamas rezultatas. Na ir štai matote, atspausdina 1, 2, 3 ir kadangi Systemout printline 3, štai čia yra žodelis ln, todėl skirtuką perkelia į kitą eilutę ir 4 jau atspausdina kitoje eilutėje. Na, yra dar vienas spausdinimo būdas, apie kurį norėčiau pašnekėti. Visų pirma, mums reikia susikurti kintamąjį. Int vėlgi amžius 28. Na ir spausdinimo būdas printf daugeliu atveju yra žymiai patogesnis. Leiskite pademonstruoti. Štai matote, kad automatiškai kompiliatorius išmetė pasiūlymą įvesti 2 kintamuosius. Ir dabar tiesiog parašysiu, kaip viskas atrodo, vėliau paaiškinsiu. Man, tarkim, dedama štai toks simbolis procento ženklas, S raidė. Ir rašome kintamąjį, kurį norime atspausdinti. Na, pagrindinė esmė yra tame, kad štai čia įrašytas simbolis procentas res ir jo vietą pakeis amžius. Ta prasme, kai įspausdinsime į ekraną, matysime ne procentą res, o matysime šito kintamojo reikšmę. Na, dėl to gal ir yra patogesnis kaip kuriais atvejais spausdinimo būdas printf. Galiu parodyti analogišką variantą, jeigu spausdinsime Systemout printline. Šiuo atveju mums reikės rašyti man, dėti pliusą, rašyti amžius, dėti vėl pliusą ir rašyti metai. Na ir dabar tiesiog paleidžiame programą ir įsitikinsime, ar viskas veikia lygiai taip pat. Na ir štai spausdina man 28 metai, man 28 metai.
Na, tai toks esminis skirtumas tarp println ir printf. Printf kartais žymiai yra patogesnis, kada reikia įterpti daug kintamųjų ir yra ilgas tekstas. Tiesiog vietoj to kintamojo įrašom simbolį %s ir programa automatiškai žino, kad toje vietoje reikia įterpti kintamojo reikšmę. Čia aišku gali būti, kad tų kintamųjų yra daugiau ir vėlgi tada rašytume %s ir čia rašytume kažkokio tai kito kintamojo pavadinimo, na tarkim vardas. Ir susikurkime žinoma tą kintamai, nes dabar programa jo neranda ir meta klaidą. Na ir išbandykime vėl programą. Štai mano 28 Jonas. Na tiesiog logiškai neskamba. Norėjau parodyti, koks yra esminis dalykas. O jis yra toks, kad spausdinimo procedūra printf žymiai gali sumažinti programos rašymo laiką, kadangi nereikia dėti visų tų pliusų, atskirinėti tekstą, tiesiog įmeti šį simbolį į tą vietą, kurioje nori matyti kintamai. Na, tai tiek šioje pamokoje ir iki susitikimo.